Labai trumpai, tai lokacijų vadovo darbas yra sukurti tam tikrą situaciją ar sąlygas, kad režisieriaus, operatoriaus, kūrybinės komandos vizija galėtų būti gyvendinta tam tikrų metų, tam tikroje vietoje. Ir į tai įeina labai daug dalykų, nuo paties pirmo kūrybinio darbo, kada tau reikia suvokti apie ką, kodėl filmuoja, kaip nori filmuoti, kokia reikalinga lokacija, kokia istorija pasakoja ir baigiant labai techniniais dalykais. Tiek ten techninių planavimų, biudžeto valdymų ir pabaigoje ten krizių valdymų, kada jau filmavimo metu vyksta. Tai į tą situacijos, kad būtų galima filmuoti sukūrimą, įeina labai daug dalykų. Tai mes dažniausiai stengiamės taip trumpai apibūdinti savo darbą, tai yra, kad tuo metu, kada reikia, režisierius ekrane savo monitoriui matytų tai, ką jisai nori matyti, o visa kita yra jau niuansai. Pats procesas prasideda be abejo nuo kūrybos ir jeigu nėra jokio kūrybinio polėkio ar kažkokios gyslelės žmoguje, tai labai būtų sunku dirbti šitą darbą, nes kūrybinis darbas yra visų pirma ta prasme, kad tikrai reikia suprasti, ką kūrėjas nori pasakyti, nes lokacija yra tam tikra prasme kaip ir aktorius, kaip ir kostiumas, kaip ir apšvietimas. Lokacija nėra šiaip savo bet kas, jinai yra istorijos dalis. Dėl to sunkiausia yra lokacija, kur sako, čia gali būti bet kas. Čia tikrai gali būti bet kas, tai tikrai taip nėra. Reikia suprasti. Tai yra tikrai labai didelis kūrybinis darbas ir reaguoti. Ir jeigu filmo dailininkas ar režisierius pasakoja savo viziją, tai lengviausia yra kurti kartu tą viziją, tada tu gali reaguoti, keisti, siūlyti. Tai tas darbas yra labai kūrybinis. Kai lokacijos yra patvirtintos, tarsi tada jau kūryba užsiima kūrėjai, tačiau tada atsiranda tam tikra prasme kitoj dimensijoje kūryba. Tau tada, kaip ir minėjau, reikia kurti tą situaciją, kad režisierius nori filmuoti kažkokiam bute, o galbūt savininkas visai nenori, kad ten filmuotų. Ir tada tai nėra, tai kaip pasakyti, neateisi su šautuvu ir nepasakysi, kad mes čia filmuosim. Ne visada yra maišas pinigų, kad gali ten viską nupirkti ir tam tikra prasme tai irgi yra kūryba. Ir galiausiai visos kitos situacijos, kada tau reikia kartais išrasti kažkokį dviratį ar pritaikyti tą dviratį kažkur, nes tikrai nėra tokių konvencinių situacijų, kad atsiverti knygą ir sakai, gerai, šitą situaciją sprendžiam taip, o šitą taip. Tai ta kūryba niekur nedingsta, tik tai jinai gal iš vizualinės formos paskui tampa tokia labiau skaičių forma ir tekstinė forma, kada tau reikia biudžeto ir sutarčių klausimais būti kūrybiškai elgtis. Tai labai darbas yra per pusę pasiskirstantis, bet ko gero tas kūrybinis pradas vis tiek yra, be kurio tu nelabai galėtum tai daryti. Dažniausiai šiaip arba prodiuseris, arba mes labai džiaugiamės lokacijų žmonės, jeigu gali bendrauti su filmo dailininku, nes tai yra, manau, tas žmogus, su kuriuo reikia daugiausiai bendrauti. Režisieriaus viziją reikia suprasti, operatoriaus viziją taip pat reikia suprasti, bet labiau gal šiek tiek per techninę prizmę, bet būtent filmo dailininkai yra tie žmonės, su kuriais mes kartu kuriam tą filmo pasaulį. Tai viskas prasideda nuo kažkokio teksto skaitimo. Ir tai yra ta tokia įdomiausia dalis, nes scenarijus yra dokumentas, jį skaito visi, kiekvienas tą vaizdą mato kitaip, skirtingai ir tada tu bandai pagauti būtent į kurią pusę mes einam, kas yra, ko mes norim, ką ta istorija pasakoja. Tai viskas prasideda nuo to, tada dažniausiai būna arba su režisierium, arba su dailininkais, arba su operatoriais kartais būna prodiuseriai labai aktyviai kūrybinę dalį bando kuruoti, tai tada bandai vizualinę kalbą siūlyti, šnekėti, galvoti, kas tai galėtų būti. Čia reikia daugiausiai kūrybos, nes tikrai ne visada ligoninę filmuoja ligoniniai ir ten kokia nors laboratorija laboratorijai. Tai ar policija. Žmogiškų savybių, tai sakyčiau, labai svarbu yra kantrybė, labai svarbu yra nuoširdumas ir sau, ir aplinkai, nes čia jau tada eina ir kalbant apie darbą su savo kolegom kūrybiniai komandai ir ypatingai apie darbą su lokacijom, su viešom įstaigom, su miestu, kas tau duoda. Labai svarbu yra labai nuoširdžiai ir iš tikrųjų niekada
negalvoti, kad ai čia kažkaip apeisim, kažką padarysim. Jeigu matom, kad yra problema, mes ją atvirai sakom, kad, nes kaip minėjau, daug geriau yra ją identifikuoti ir išspręsti kažkokiu būdu dabar, negu vėliau. Labai svarbu yra, kaip asmeninė tokia savybė, darbo etika, nes lokacijų departamente dažniausiai žmonės turi būti tam tikrą prasme turintis lyderio savybių, nes labai dažnai, ypatingai kalbant apie kūrybinę komandą, tai, lokacija yra svarbi tol, kol mes jos ieškom, kol mes kažką išsirenkam, tada tikrai natūraliai visas fokusas komandos eina kažkur kitur, į kažkokius kitus dalykus ir lokacijų žmonės turi būti tie, kurie iškelia klausimus, paklausia, o kaip mes čia darysim, kurios detalės yra svarbios, nes lokacijų darbe detalės yra svarbios. Iš tikrųjų gali būti, tu viską suderinsi su visais atsakingais interesuotis asmenim iki detalių ir tada paaiškės, o va čia, kad šitą 100 metų senumo vazą patrauksim, nepasakėm. Ir kažkam tai gali būti pagrindinė problema ir gali sukelti labai daug rimtų problemų. Tai tas dėmesys detalėms yra labai svarbus, tai čia tokių prie asmeninių savybių, o kalbant apie profesinės, tai tikrai visos karjeros metu tiek aš, tiek kolegos tobulinam ir nėra galo tobulinimui komunikacijos, nes tikrai labai svarbu komunikacija, kai prasideda ir skirtingos kalbos, skirtingos kultūros, tą reikia suprasti, o tada, kai perini dar į lokaciją, tai atsiranda ir mes filmuojam ten ar ne ten kokią kovo 10 filmą, mums čia yra svarbiausia data gyvenime, bet tie žmonės, kurie nesusiję su filmu, jie turi visai kitą planą, visai kitą grafiką ir kartais reikia tą labai suprasti, kad tau galbūt labai svarbu, kad žmogus atsakytų dabar, bet jisai turėjo labai blogus pusryčius, jam gal ten vaikas pasakė, kad išmetė iš mokyklos, dar kažką ir tą reikia labai suprasti. Mums yra svarbu, režisieriui yra svarbu, bet tą visą komunikaciją reikia nuolat sukti, nuolat bendrauti. Labai dažnai tas suvokimas yra, kad tas darbas yra kažkoks paprastas. Jis iš tikrųjų yra labai sudėtingas, bet ne ta prasme, kad kažkoks labai sunkus, bet yra labai daug nekontroliuojamų elementų. Aš labai dažnai vartoju šitą pavyzdį, kai mes ruošėmės filmuoti Černobylį Fabijoniškėse ir nuėjom ten į plačiausią kadrą ir režisierius sako, va čia eis nuo čia iki ten, visur čia bus tuščia, čia stovės 3 lados, visur kitur bus tuščia. Ir ten mes paskui vėliau skaičiavom su komanda, ten buvo 865 mašinos ir sako, jisai, tu čia patrauksi, ne viską, čia nieko nebus. Sakom, tai aišku, jo, 100%. Bet tu nežinai iš vis, kaip tą padaryti, kaip tas galų galėtų įdėsi tą pasangas, bet ar tai įvyks, tu to nežinai. Ir tu gali planuoti kaip nori, bet kažkas įvyks ir tai gali visiškai pakeisti. Tai tas darbas dėl to jis yra toks labai reikia filtruoto žmonės. Dar prie asmeninių savybių nepaminėjau, tai yra pakantumas stresui. Vieni žmonės labiau gali tas tokias nuolat besikeičiantis stresinės situacijas kažkaip ramiau priimti, o kiti negali. Apskritai, kino industrija yra lengva įeiti, dažniausiai yra kažkoks poreikis, pirminės pozicijos dažniausiai būna pakankamai tokios nereikalaujančios kažkokios kvalifikacijos, bet reikia tikrai pagalvoti, ar žmogus turi ryžto bent kažkiek laiko būti labai nekomforto zonai. Nes kad iš kino galėtum pradėti su pirma pragyventi ir susikurti kažkokį, kaip čia pavadinti, gyvenimo ritmą. Tam reikia praeiti tikrai kelis projektus, kelis metus, ypatingai lokacijas, kada supranti, kad yra periodų, kada yra labai intensyvus, kada tu negali turėti, pavyzdžiui, asmeninio gyvenimo, kada ten galbūt tu galvoji, kad tu savaitgalį kur nors galėsi nueiti, bet arba dirbsi, arba stengsies jau tada nieko nedaryti. Tai labai reikia pasiryžti ir neišsigąsti tų tokių labai tokių rimtų iššūkių. Nes paskui atsiranda praktika, atsiranda patirtis, atsiranda komanda. Tu pradedi suprasti, numatyti dalykus, kada tau reikia būti labiau ready, kada mažiau ready. Ir tada atsiranda jau, tada gali aplink tai savo gyvenimą, taip sakant, dėlioti. Bet pradžioj, ypatingai žmonės, kurie ateina naujai, jie pamato visišką chaosą. Nežinant visos pasiruošimo virtuvės, gali atrodyti
Nu, vat šiandien mes turim senamiestį suparkuoti 15 sunkvežimių. Nu, tai kaip mes tą darom? Nu, darom, reikia dabar, turim tam 5 minutės. Atvažiuoja ten kažkoks kaimynas, jisai pasirodo nieko nežinojo, tai dabar palauk. Viena ranka parkuoja į fūras, kita ranka kalbi su kaimynu, trečia ranka per raciją sakai režisieriui, kad kažko negalim. Tai pradžioj tas yra labai emociškai išsunkiantis dalykas. Ir tos situacijos, jos nelengvėja, jos dažniausiai tik sudėtingėja, nes tu kyli pozicijos laiptais, gauni daugiau atsakomybių, projektai didėja, bet tu išmoksti jas valdyti. Ir kol žmonės išmoksta, turi praeiti laiko. Tai ką aš pirmiausia sakyčiau, tai yra, pergalvoti, ar tikrai nori, suprasti, kad bus gana sudėtinga ir įsiaiškinti su savim, ar tu gali skirti savo laiko gyvenime 2-3 metus ir tada atsakyti klausimą, ar tu nori dirbti šitą darbą. Nes jeigu tu nuspręsi atsakyti po pirmo projekto, nu, tai bus 9%, kad ne. Tai aišku, yra tas mitinis dalykas kino bacila, kur žmonės, jeigu pasigauna, tai tada, bet tai matosi iš karto. Jeigu žmogus atėjo, ir kiek aš esu žmonių priėmęs, įdarbinęs pas save į lokacijas, tu iš karto matai, kad šitas žmogus turi šitą elementą ir tada gali būti, kad ten, nežinau, reikės pilnus tojus rankom stumdyti, bet žmogus sakys, man patinka, aš tą darau.